jaučiu prie mirties, o tos, kad gyvas, tai keista labai. Nes jau visiškai, pagal diametrą prie mirties linksi. O, sveiki, visai nemačiau jūsų. Tai esame Širvintose, nuostabus miestelis, ir radome nežinau, puikiausią turbūt parduotuvę Lietuvoje. Tai yra Eurostandart, kurioje galite įsigyti visko nuo skalbimo miltelių, anoniminus kaukių bei sveriamų šaldytų spurgų ar balandėlių, lietuviškų obuolių, bananų, mėsos, visko, ko tik širdis geidžia. Ši parduotuvė yra tik Širvintose, Mažeikiuose ir nauja dabar atsidarė Varėnoje. Kviečiame aplankyti. Dar vienas transportas turi būti, atsisėdai su įračiais ir keliauja. Tai mynėm ir atmynėm į Žalvos miestelio šventę. Verda vyručiai moliugienę puiką. Ir sakė, biškai nespėjome pirmą rozą, tai reiks luktelt. Čia iki namelio nedaug liko, nuostabu. Skanaus. Tai kaip moliugienė? Ne, valgyk, žinok, labai skani. Vėlia kaip skani. Skaniausia, kokią valgęs. Kur atvykom? Antrą kartą. Ką švenčiat, vyrai? Tai frazė, kurią mums ištarė gerbiama Širvintų merė Žalvoje. Bet mes nepasidavėm pagundoms ir atvykome į keliautojų namelį. Namelis šiltas, pečiukas užkurtas. Ir eisim ruoštis vakarienį ir riktuotis migį. Ir antrą kartą jau grįžtam, jau čia jau buvom pavasarį. Antrą kartą grįžtam, taip. Labai rudenėlis šiaip, labai gražus, labai gražus medžiai, dabar visi lapėja, oranžinėja. Atvykstant slėniai nerealūs, nusileidimai gražus ir ten dabar kaip tik spėjom realiai kokią valandą iki saulėlydžio, per auksinę valandą atvažiavom čia šitais visais paskutinius kilometrus ir vau.